Labas vakaras, su jumis LRG žinios ir jų vedėjas Saulius Gonsalės. Trumpai apžvelgsiu apie šiandienos įvykius. Šiandien Laisvadūros mieste įvyko greičiausio LRG automobilių lenktynės, bet deja jos baigėsi didžiulė avarija dėl policijos padėtų dyglių. Šiandien Los Santos mieste apie 7 val. Vakaro buvo įvykdytas gerai suplanuotas drabužių parduotuvės apiplėšimas. Per apiplėšimą buvo nužudyti 2 policininkai. Plėšikai vis dar ieškomi. Trumpas vaizdo įrašas apie apiplėšimą. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get caught, then you must get cool. LRG serveryje atėjo balta žiema ir daugelis nori parodyti tai, ką moka ant sniego. Tai yra slidimas šonu, arba geriau žinomas kaip driftas. Bet pernelyg slidus kelias padaro bėdų net ir profesionalams. I could bet all of the riches that I ever had. Rushing in the night like a shark, babe, would it be bad if I had to sit alone? Cause the bills that run up my back, you must start, nothing else can leave me off track. Got me rising high. Your innocence, who's brave, drowning in what you say to me. It's a crime if you don't. Labas vakaras. Su jumis yra LRG.lt sportas. Dabar apžvelgsime naujausias sporto naujienas. Vakar dviračių lenktynės esančias tarp Los Santos ir San Fierro mieste laimėjo Chicago Bulls. Gausiau priešininkas Saulius Gonsalės naudojo Viagrą. Red Bull užėmė 3. vietą. Bokso turnyras vykęs Los Santos mieste buvo labai įtemptas, po 4 raundų Red Bull išplėšė pergalę iš Sauliaus rankų. Taigi čia buvo LRG.lt sporto naujienos, likite su mumis. Labas vakaras, su jumis LRG orai ir jų vedėjas Saulius. Šią naktį daug kur gali pasnigti, bus apie 5 laipsnių šalčio. Rytinėje Los Santos dalyje gali būti iki 8 laipsnių šalčio. Rytojaus dieną Los Santos mieste kritulių nenumatoma, bus apie 3 laipsnių šalčio, galimas plikledis. San Fierro mieste orai bus negailestingi, vyraus stiprus pietvakarių vėjas 10 metrų greičiu, bus daug kritulių šlapdribų. Su jumis buvo LRG orai.